Tai va. Patinka dirbti su žmonėm profesionalais. Vieną dieną užsisakai norimą produkciją, sekančią dieną jį jau pas tave. Kalbu apie muscles. Ką mes darysim? Mes bandysim, kadangi didelė žiema, didelės pusnys, daug šalčio, tai bandysim kažkaip padėti žvėreliams, nes pastebėjom, kad prie namų labai daug stirnų, briedžių. Taigi vat, užsisakėm produkcijos iš muscles, super muscles, vilioklis elniams, stirnoms ir šernams. Žodžiu, eisim ieškoti kelmų, įdėsim į vietą, užpilsim ir žiūrėsim, kas bus. Aišku, mes ne tik padėsim, bet ir grožėsimės gražių vaizdų, jeigu tie žvėreliai pas mus ateis. Tai va, taip. Turbūt nebuvo labai protinga mintis su kroksais čia eit, bet dėl gero kilnaus tikslo. Vos nenusverčiau. Taip, tu savo. Kadangi matom, kad žvėriukų išvaikščiota ir sniego tikrai daug yra, maisto neranda, tai pabandysim į vietą, kur jų čia daugiausiai išvaikščiota, padėti maistelę, pasižiūrėsim, kas bus. Žinai, man atrodo, šitas dalykas vadinasi baltasis badas ar kažkas panašaus, kai gyvūnai neberanda. Ir man būna baltasis badas kartais. Nuo pirmadienio. Nuo pirmadienį tai jau tikrai po savaitgalio. Stos mum. Jo. Kiek gaila gyvūnėlių, net apsiverkiau. Šiaip tai nuo šalčio tau bėga ašaras visada. Biškį padarysim vietelę, kad nesukristų maistas į sniegą tiesiog. Va. Oliai pusnis. Va. Va, turim obuoliukų, morkyčių, žodžiu. Eisim kažkaip išsirinksim vietelę. Pasižiūrėsim, vat mes esam primetę į tą vietą jau kažkokio maistelio, į salatyčio, obuoliukų papjaustę, morkytės. Tai įdomu, aišku, apėdučių yra, reiškia, ateina kažkas. Eisim ieškoti kulbės kažkokios senos, kaip Alvyds Muscles ir sakė. Ir bandysim ištepti tą kulbę šitų gėrių, vilioklių. Aišku, dar ir medelius čia patepsim, kad labiau patrauktų uoslę. Žodžiu, eisim ieškoti pirmą kulbės. Nučiukų tai užmatėm. Kelmų kažkokį seną, bet įtariu, kad su juo bus reikalų. Nepaimsim jo iš čia. O Jėzau, kasgi čia dar yra lūžta medžiai. Šitas būtų geras. Oba! Matei? Halkas. Čia bus geras. Oi. To senatvės temk. Gerai. Radom kelmą. Kelmas yra. Da, ir maisto čia biskį yra. Va. Bandysim pagal instrukcijas, kaip priklauso, kaip rodė, kaip... Nu, aš kaip daktaras strauksiu pirštinėlę savo juodas. Va. Radūsonį, kad senas dėdas virgi. Daryk išvadas. Čia daug dabar taip ir galvojančių, ir pritariančių. O, kas čia per gėris? Pagaminta Žemaitijoje. Skystas. Nu čia ne tas, kur žemaitiškas. Čia yra super muscles. Muscles vilioklis elniams, stirnoms, šernams. Bet tu pagalvok, žiūrėk, čia ką pradės šernai rujot. Eit rujom, tai čia bus bėda. Įdomus kvapas. Gerai, kelmas yra. Pabandysim taip. Žiūrėkia, vilioklis va, super muscles, veiksmingumas įrodytas kameromis, va, matot, ir pas mus reikia kamerų pristatyti. Virus. Paėmėm, kad nebūt per mažai, iškart 3 kilogramus. Šalta. Žvėreliai neranda maistelio. Tai jau mes čia. O, pirmų kartų daug nedėsim. Iš vis įdomu, ar čia kas ateis ir bandys.
Dar mačiau, Alvytis ištepęs medžius buvo, nu tai patepsiu ir aš. Mai velnės. Čia bus įdomu. Nu. Da, čia vadina. Šitos pusės eis. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus per gėris. Ir dar turim griaužals elniams, stirnoms ir šernams. Tegul griaužia. Aišku, reikia turbūt išvynioti iš plastiko, ne? Aišku, kvepia gardžiai. Pažiūrėk, kaip kvepia gardžiai. Va. Oho, žiūrėk, geras, jau jos čia visai netoli mūsų, taip kaip ir tikėjausi. Kralikų įsigijai? Kvepia.